Sveiki visi. Na štai ir įvyko tas, kas turėjo įvykti. Ir panašu, kad nusikaltimas buvo įvykdytas iki galo. Ir nusikalstamas prezidentas davė priesaiką patvirtindamas savo rinkimų vagystę, kurią iš jo priėmė nusikalstamas aukščiausiojo teismo pirmininkas. Jeigu matėte inauguraciją, turbūt matėte žvilgsnius iš Kevino pusės, iš Amikonybų pusės, ten žudančius tokius jų pusę, kaip jie atskirai sėdėjo ir su niekom nebendravo šitoje inauguracijoje. Tai šitoje vietoje reikėtų suprasti vieną dalyką, kad visgi tai buvo daleista tyčia. Aš esu tom įsitikinęs, nes tiesiog pagalvokite dabar tokį labai paprastą dalyką. Ar tikrai įmanoma, kad po 4 metų, po šitiek judesių, po šitiek iškovotų pergalių, šitai paprastai būtų pasiduota ir, reiškia, viskas nuleista pro pirštus ir leista pagrobti valdžią ir ją išlaikyti ir sugriauti visą šalį, kurią prieš tai pavyko visgi išplėšti iš globalistų nagų ir normaliai atstatyti per tuos 4 metus. Jūs pažiūrėkit, kokia pažanga padaryta. Vienas. Antras, jeigu jūs žiūrėjote Trumpo paskutinę kalbą prieš lipant į lėktuvą, tai jisai ten užsiminė porą labai įdomių momentų. Vienas iš jų pats įdomiausias man tai buvo, jisai užsiminė, kad reiškia jų šalį, atseit mūsų šalį, krečia karštinė, krečia liga, reiškia nuo 1970, taip pasakė, ir paskui iš karto dadėjo, tai jau daugiau negu 100 metų, kaip mūsų šalis serga. Tai mėlyjeji, jeigu jis tai pasakė, tai reikėtų suprasti, ką jisai pasakė, tai jisai ir įsireiškė, kad nuo 1870, jeigu jau virš 100 metų. Tai štai jums, reiškia, užuomina apie lygiai tą patį, ką aš ir vakar jums skaičiau, kad dabartinės Jungtinės valstijos tai yra tiesiog uždara 10 kvadratinių mylių teritorija, kurioje įkurtas Washington DC ir primesta nauja konstitucija visiškai nežmonių. Ir kad labai panašu, kad visa šita situacija rutuliuojasi būtent į šitą pusę ir kad būtent iš šičia pareis kažkokie lemtingi sprendiniai ir pokyčiai. Taip kad siūlyčiau kol kas nesinervuoti ir tiesiog palaukti 1-2 dienas, ar kiek reikės iš tikrųjų. Čia niekas, kaip sakant, nieko nepaskubinsim, bet tiesiog pažiūrėti, kas bus toliau ramiai ir nesiplėšant ir negadinant aplinkų visiems nuotaikos, čia turbūt svarbiausia. Užduokite savo klausimą, kodėl Bidenui galėjo būti, pavyzdžiui, leista eiti šias pareigas naujas. Pagalvokite apie tai. Prezidentas Trumpas bet kada galėjo suduoti smūgį, reiškia, šitiems visiems nusikaltėliams, nes jis visą medžiagą apie juos jau senai turi. Tačiau norint visiškai išardyti jų tinklą, jam būtų prireikę didelių jėgų, o tai suklastotų žiniasklaidą suktų kaip neteisėta, jį vardintų diktatoriumi. Jie tą darė daugybę kartų ir bet koks jo bandymas pasinaudoti armiją būtų pavertęs visuomenės akise medijos dėka jį diktatoriumi, mėlyjeji. Jam šitas kelias visą laiką buvo užkirstas ir dėl to buvo einama konstituciniu keliu. Tačiau konstituciniu keliu mes matome, prie ko prieiti dabar. Tai yra tiesiog aklavietė. Teisinė aklavietė toliau nebėra kur. Tai jeigu viską visgi perima armija, tai mes tiesiog negalime jokių būdų dabar ne vienas iš mūsų prognozuoti, kas bus toliau, nes viskas turi, visą tai tiesiai šviesiai nuspręs būtent armija. Taigi šitoje vietoje reikėtų taipogi šitą suprasti momentą, kad optimalus planas šituo atveju, kaip išvalyti visą tą Vašingtono pelkę, neturėtų turėti štormo tikro pradėto naudojant jėgą, grinai grubę fizinę jėgą. Vietoj to reikėtų pradėti audrą iš tikrųjų per iš anksto surinktą platų informacinį karą prieš feikinės naujienas, prieš masinę mediją, kurios dėka įmanoma yra paslėpti bet kokius nusikaltimus ir iškreipti bet kokius, reiškia, pradėtus vykdyti judesius, sakykime, jų atžvilgių. Ką mes labai puikiai ir matome. Ir mes matome būtent kaip mūsų, pavyzdžiui, judėjimas, aš esu nekartą tai vardinęs, kad mūsų judėjimas yra nutaikytas ne prieš valdžią, ne prieš žmonės kažkokius, o prieš masinę mediją, prieš meluojančią masinę mediją. Mes tiesiog transliuojame informaciją, kurios netransliuoja jie ir kurią mes laikome esančią kur kas teisingesnė negu jų informacija. Be jokios abejonės jūs dabar pamatysite krūvą, klyksmą tiesiog iš masinės medijos, kaip Bidenas laimėjo, kaip mes visi nusikalbėjome ir kaip čia.
Bet tai taipogi turėtų būti, iš tikrųjų, įvykti turėtų, kad žmonės pamatytų visgi dar blogesnius variantus, dar didesnės grėsmės. Nes jūs patys matote, kaip iki šiol dalis žmonių tiesiog nieko nesiruošia patys galvoti, čiupinėti, žiūrinėti. Jiems arba duok gatavą filmą ant lėkštutės, arba neaiškink, ką tu čia aiškini, nesąmonės, meluoja ir visa kita. Na, bet kokiu atveju turbūt reikalingas dar šioks toks laikas, kuris visgi sustatys viską į savo vietas, aš tom labai šventai tikiu. Ir man atrodo, kad mes dar pamatysime prieš akis, reiškia, artimiausioje ateityje tokių veiksmų, kurių galbūt daugelis iš mūsų net nesitikėjome. Ir tikrai nemanau, kad viskas čia taip ramiai pasibaigs ir eis dabar viskas tik tai žemyn, reiškia, nekontroliuojama ir neatsimušant į jokį tai dugną. Taigi reikia suprasti, kad norint bet kokią jėgą panaudoti ir bet kokius veiksmus padaryti prieš aukštai sėdinčius žmonės, reikia juos nuginkluoti pirmiausiai. Ir antriausiai reikia atimti iš masinės medijos galimybę juos dangstyti, nes kitokiu atveju jie juos išdangsto ir išsuka bet kokioje situacijoje. Ką mes akivaizdžiai matome, kai prasideda staugimas per visus kanalus, reiškia spaudimas valdžios, taip pat pareigūnų ir valstybės tarnautojų priimti vienus ar kitus įstatymus ar daryti vienus ar kitus sprendimus. tą mes matome akivaizdžiai, tą mes matome absoliučiai visur. Taigi, nesvarbu iš tikrųjų netgi, kas mano, kad neįmanoma yra tai, kas yra čia rodoma šituose mano laidose, tai ką aš pasakoju, absoliučiai jokio skirtumo, jeigu kas nors tuom netiki. Tai jeigu dar kas nors nesuvogia, kad visa tai, reiškia, yra iš tikrųjų įmanoma, tai tiesiog paprasčiausiai nesutelkia dar pakankamai dėmesio į šitos reiškinius ir tiesiog dar reikia šiek tiek arba laiko, o galbūt ir nepadės nei laikas kai kuriems. Na, bet kokiu atveju aš linkiu tiesiog būti ramiems, linkiu nesipykti, linkiu nesižarstyti iš anksto keiksmažodžiais, kaltinimais ir nusivylimo šūksniais, kad paskui netektų gailėtis. Ir tiesiog linkiu su nuotaika švęsti, reiškia, šitą iš tikrųjų nemažą pergalę, o pergalę tuo prasme, mylėjai, ta prasme, kad pagaliau yra užtvirtinimas viskam, visiems jų nusikaltimams. Įvertinkite visus išslaptintus dokumentus pastarosiomis dienomis. Įvertinkite visą situaciją blaiviai, sudėkite viskas į vieną krūvą ir pamatysite akivaizdžiai, kad šitas buvo būtina ir kaip šitas dabar gražiai viską uždaro. Antras dalykas, dabar prie progos pasakysiu, kad Trumpas šiaip jau yra tokie duomenys, patvirtinimo neturiu kaip parodyti, bet tiesiog įvardinsiu, kad buvo inauguruotas ir, reiškia, davė priesaiką 2 kartus. Vieną kartą davė priesaiką, jisai kaip ir priklausė, reiškia, inauguracijos datą sausio 20, o kitą kartą jisai kovo mėnesį buvo inauguruotas. Ir jisai buvo inauguruotas būtent į tos senosios Amerikos formatą, Jungtinių Amerikos valstybių formatą, kas yra praktiškai visa teritorija Amerikos išskyrus tą 10 kvadratinių mylių, reiškia, kur yra Vašingtono DC įrengtas. Taip kad, mėlieji, Joe Bidenas iš tikrųjų yra išrinktas tos būtent 10 kvadratinių mylių caru, reiškia, vadovų šitos, reiškia, didelės korporacijos Jungtinės Amerikos valstijos vadinamos, o užkulisiuose vyksta pilnai darbas, kad šitą valstybę vėlgi atkeisti į tą, ką jinai buvo anksčiau, ir Bideno šito prezidentavimo, reiškia, figūra jinai išnyksta tiesiog ore, kai jeigu pasižiūrėti, reiškia, į potencialius pokyčius valstybinius, kurie turėtų vykti, sakykime, šitam procese, grąžinant šalį į tą senąjį formatą prie pirmosios konstitucijos, kuri buvo skirta būtent žmonėms, o ne valstybės aparatui ir ne Britų karūnai, reiškia, tenkinti. Tai vat, mėlieji, dar kartą norėjau paprašyti visų, kad, reiškia, nekreipkite dėmesio į trolius, nekreipkite dėmesio į didelio į to žmonės, kurie savo, reiškia, labai nuolat nepasitenkinimo po daug kartų. Šitie visi komentarai tyčia nebus ne vienas iš jų trinamas, nežiūrint į tai, kas bus juose parašyta. Šitiem komentaram bus, reiškia, šitiem komentatoriam bus patiems nuo savo komentarų gėda, manau, kad jau už kelių dienų tai bus jiems patiems pamoka ir tegu būna šita pamoka jiems. O mes, mėlėjai, tiesiog pastebėkime labai ramiai šitą filmą iš šono toliau ir bet kokiu atveju nuo mūsų judesių ar tai nejudesių nepriklauso absoliučiai niekas, tai siūlau toliau stebėti šitą dalyką, siūlau nenukabinti nosies anksčiau laiko,
pabandykite įsivaizduoti tiesiog viską plačiau, būtent tokiu lygmenį, kokį aš dabar ką tik vėl apie pasakojau, tai yra lygmuo virš, reiškia, egzistuojančios Jungtinių Amerikos valstijų šitos struktūros dabartinės ir grįžimas prie ankstesnių dalykų, tikrų pinigų ir panašiai. Ir jūs pamatysite, kad tos anos perspektyvos yra visiškai nustelbiančios pagal svarbą ir pagal savo potencialą šitas visas nesąmonės, kurias jūs mato dabar prieš savo akis. Aš dar kartą priminsiu, prisiminkite visus įslaptus dokumentus ir visas aplinkybės, reiškia, kurios iš tikrųjų dabar yra sudarytos tam, kad šitie procesai įvyktų pagaliau. Tai vat, tiek ir norėjau su jumis pasidalinti tokiomis mintimis, gal kažką nuraminsiu, gal kažką dar labiau sunervuosiu, bet ką padarysi, visiems, kaip sakant, nepatiks ir aš nesaldainis, kad visiems patikčiau. Tikiuosi, kad kažką mano informacija padėjo, kantriai laukiam toliau ir kai tik bus kas nors matoma, žinoma daugiau, būtinai jūs informuosiu ir nepaliksime, kaip sakant, nežinioje, nepergyvenkite. Tai tiek. Ačiū visiems, kad klausėte, ačiū už supratimą, ačiū už palaikymą ir už kantrybę, labai ačiū, be jokios abejonės. Ir iki susiklausimo, mylėjai. This country is going to be shocked when it learns the truth about who's been occupying the Oval Office for some periods of years. They're going to be shocked at the level of pedophilia. They're going to be shocked at what I believe will be a revelation in terms of people who actually engage in satanic worship. You guys know what this represents? What else? Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. We have President? the world's great military people. So I will tell you that. And we're not waiting. Thank you all for coming. Thank you. What storm, Mr. President? You'll find out. But give us a hint on your end. Thank you, everybody. Something waits within the shadows, like an army in the night. Lock the doors and board the windows. I do solemnly swear. So help me God. A storm is coming that you can't escape. Tears are falling like blood and rain. The thunder's shaking and it's gonna break. A storm is coming that you can't escape. So one of the things, if I were the president, I'd do is demand the Anthony Weiner laptop and get it to the most trusted person in the military to take apart everything on it and then start using it. There's a lot that can be prosecuted, I have no doubt, on that laptop. In fact, I heard that the New York police officers who saw some of it, even though they're hardened investigators, literally had to go throw up. It's bad. Tears are falling from the darkness. Feel them crash upon your skin. Look for shelter, you won't find it. No, no. A storm is coming that you can't escape.
A storm is coming. Oh, 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 a storm is coming. This was irregular warfare at its finest. We have an army of digital soldiers.